10 didžiausių mūsų eros katastrofų. Mūsų pasaulis atrodo tvirtas. Miestai stovi šimtmečius, civilizacijos kuria imperijas, o žmonės tiki, kad rytojus bus toks pat kaip šiandien. Tačiau istorija rodo, kad Žemė po mūsų kojomis nėra tokia stabili, kaip norėtume tikėti. Per 2000 metų žmonija patyrė katastrofas, kurios keitė žemėlapius, naikino miestus, griovė imperijas ir paliko randus, matomus iki šiol. Šiame cikle keliausime per 10 didžiausių mūsų eros katastrofų. Tai žemės drebėjimai, kurie per kelias minutės sunaikino klestinčius miestus. Tai ugnikalniai, kurių sprogimai pakeitė pasaulio klimatą. Tai pandemijos, kurios nusinešė milijonus gyvybių. Tai karai, kurie parodė, kaip greitai civilizacija gali priartėti prie bedugnės. Kiekviena iš šių istorijų yra tikra. Kiekviena jų paremta moksliniais tyrimais, archeologiniais radiniais ir liudininkų pasakojimais. Tai nėra sensacija. Tai yra mūsų istorija. Istorija, kurią verta žinoti, nes ji primena, kad žmogaus pasaulis yra trapus, o gamta ir žmonių sprendimai gali jį pakeisti per akimirką. Tai pasakojimas apie miestus, kurie klestėjo ir žlugo. Apie žmones, kurie kovojo ir išgyveno. Apie jėgas, kurios formavo mūsų civilizaciją. Tai yra 10 didžiausių mūsų eros katastrofų. Ir kiekviena jų turi savo pamoką. Pirma dalis. Antikos miestų žlugimas dėl žemės drebėjimų. Antikos pasaulis buvo nuostabiai išvystytas, tačiau kartu ir pavojingai trapus. Miestai klestėjo prie jūros, prekybos kelių ir derlingų slėnių. Tačiau daugelis jų stovėjo ant tektoninių lūžių, kurių jėga buvo nepalyginamai didesnė už bet kokią žmonių statytą sieną. Žemės drebėjimai buvo ne tik gamtos reiškinys. Jie buvo jėga, galinti per kelias akimirkas sunaikinti šimtmečius kurtą pasaulį. Antikos žmonės tai suprato, tačiau net ir supratimas negalėjo apsaugoti nuo katastrofų, kurios formavo regionų istoriją. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra Antiochija. Tai buvo vienas didžiausių miestų visoje Romos imperijoje. Čia gyveno šimtai tūkstančių žmonių. Miestas garsėjo turtais, kultūra ir religinė įvairovė. Antiochija stovėjo ant aktyvaus tektoninio lūžio, todėl žemės drebėjimai buvo dažni. Istoriniai šaltiniai mini, kad per maždaug 1000 metį miestas patyrė daugiau nei 10 didelių drebėjimų. Vienas iš jų, įvykęs 6 amžiuje, buvo toks stiprus, kad metraštininkai rašė apie miestą, virtusi akmenų jūrą. Gyvybių netektis buvo milžiniškos. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė regiono politinę ir ekonominę padėtį. Antiochija niekada visiškai neatsigavo. Panašus likimas ištiko ir Aleksandriją. Tai buvo vienas svarbiausių antikos uostų. Čia stovėjo garsusis švyturys, laikytas vienu iš pasaulio stebuklų. Miestas nekartą kentėjo nuo žemės drebėjimų, kurie griovė pastatus ir keitė pakrantės liniją. Kai kurie šaltiniai teigia, kad dalis senosios Aleksandrijos šiandien yra po vandeniu dėl žemės judėjimo ir vėlesnių tsunamių. Archeologai iki šiol randa nuskendusių gatvių, kolonų ir statinių liekanų. Tai rodo, kad miestas ne tik griuvo, bet ir tiesioginė prasme grimzdo į jūrą. Aleksandrijos istorija yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip tektonika gali pakeisti civilizacijos likimą. Dar vienas simbolinis pavyzdys yra Rodo kolosas. Tai buvo milžiniška bronzinė statula, stovėjusi vos kelis dešimtmečius. Žemės drebėjimas ją sugriovė taip greitai, kad žmonės net nespėjo suvokti, jog stebuklas gali būti toks trapus. Kolosas nebuvo atstatytas. Jo griūtis tapo pamoka, kad net didžiausi kūriniai yra laikini. Ši istorija dažnai minima kaip priminimas, kad žmogaus ambicijos gali būti įspūdingos, tačiau gamtos jėgos yra nepalyginamai didesnės. Antikos žemės drebėjimai nebuvo tik fiziniai sugriovimai. Jie keitė prekybos kelius, politinės galias ir religinės nuostatas. Kai kurie miestai niekada neatsigavo. Kiti buvo atstatyti, bet jau kitokie, mažesni, atsargesni. Žmonės pradėjo statyti tvirtesnius pastatus, tačiau net ir tai ne visada padėdavo. Tektoninės plokštės judėjo toliau, o miestai, stovintys ant jų, buvo pasmerkti nuolatiniam pavojui. Šios katastrofos paliko gilų pėdsaką istorijoje. Jos priminė, kad civilizacija nėra amžina. Ji priklauso nuo žemės, ant kurios stovi. Antikos pasaulis suprato, kad gamta gali būti ir dosni, ir negailestinga. Tai buvo pamoka, kurią žmonija kartojo dar ne kartą. Ir šiandien, žvelgdami į senovės griuvėsius, matome ne tik akmenis.
Matome istorijas apie miestus, kurie klestėjo, žlugo ir paliko mums žinią apie žmogaus trapumą ir gamtos galią. Dalis. Vezuvijaus įsiveržimas ir miestų, sustingusių laike. Tragedija. Vezuvijaus įsiveržimas pirmame mūsų eros amžiuje yra viena geriausiai žinomų ir detaliausiai rekonstruotų gamtos katastrofų. Tai ne tik istorinis įvykis. Tai langas į pasaulį, kuris sustojo per vieną dieną. Pompėjai ir Herkulenumas tapo miestais, kurių gyvenimas nutrūko akimirksniu, o jų likučiai išliko taip gerai, kad šiandien galime matyti ne tik pastatus, bet ir žmonių paskutinės akimirkas. Vezuvijus buvo laikomas miegančiu kalnu. Vietiniai gyventojai nežinojo, kad gyvena šalia vieno pavojingiausių ugnikalnių Europoje. Romos imperija klestėjo. Pompėjai buvo turtingas miestas, garsėjęs prekyba, vynu, amatininkais ir spalvingu gyvenimu. Herkulenumas buvo mažesnis, bet turtingesnis, su prabangiais namais, marmuro grindimis ir freskomis, kurios šiandien laikomos vienomis gražiausių visoje Romos kultūroje. Pirmieji požymiai pasirodė likus kelioms dienoms iki tragedijos. Šaltiniai mini keistus požeminius dundesius, vandens lygio svyravimus ir gyvūnų nerimą. Tačiau niekas nesuprato, ką tai reiškia. Romėnai neturėjo vulkanologijos mokslo. Jie nežinojo, kad po jų kojomis kaupėsi milžiniškas slėgis. Įsiveržimas prasidėjo ankstyvą dieną. Plinijus jaunesnysis, vienintelis žinomas liudininkas, palikęs rašytinį pasakojimą, rašė apie milžinišką debesį, kuris kilo į dangų tarsi pušies formą. Jis rašė, debesies forma priminė pušį. Iš pradžių jis kilo tiesiai į viršų, paskui įsiskleidė į šakas. Tai yra vienas pirmųjų istorijoje vulkaninio įsiveržimo aprašymų. Piroklastinės bangos nusirito nuo kalno su tokia jėga, kad Herkulenumas buvo palaidotas per kelias minutės. Temperatūra siekė tiek daug, kad žmonės žuvo akimirksniu. Archeologai rado šimtus kūnų prie jūros, kur žmonės bandė bėgti. Kai kurie jų laikė rankose papuošalus, kiti glaudė vaikus. Tai vieni tragiškiausių radinių visoje archeologijoje. Pompėjai žuvo kitaip. Juos palaidojo pelenai, kurie krito valandų valandas. Žmonės bandė slėptis namuose, rūsiuose, po stogais. Pelenai užpildė gatves, kiemus ir kambarius. Kai kurie žmonės žuvo nuo nuodingų dujų, kiti nuo pastatų griūties. Pelenai buvo tokie smulkūs ir sausi, kad užpildė net mažiausias ertmes. Tai leido išlikti ne tik pastatams, bet ir maistui, įrankiams, baldams ir net grafičiams ant sienų. Vienas įspūdingiausių atradimų yra vadinamieji pelenų atspaudai. Kai kūnai suiro, pelenai aplink juos sukietėjo. Archeologai užpildė šias ertmes gipsu ir atskleidė žmonių paskutinės pozas. Vieni buvo susigūžę, kiti laikė rankas prie veido, treti bandė bėgti. Tai ne tik radiniai, tai žmonių istorijos, sustingusios laike. Herkulenume rasti bibliotekos likučiai. Tai vienintelė išlikusi antikos laikų privati biblioteka. Joje buvo šimtai papirusų ritinių, kurie dėl karščio susisuko ir apanglėjo. Šiandien mokslininkai naudoja rentgeno spindulius ir dirbtinį intelektą, kad juos iššifruotų. Tai vienas moderniausių archeologijos projektų pasaulyje. Vezuvijaus įsiveržimas pakeitė regiono istoriją. Miestai buvo palaidoti daugiau nei 17 šimtmečių. Tik 18 amžiuje prasidėjo pirmieji rimti kasinėjimai. Tai buvo atradimas, kuris sukrėtė Europą. Žmonės pamatė miestą, kuris atrodė taip, lyg būtų paliktas vakar. Freskos, mozaikos, indai, papuošalai, net duonos kepalai, išlikę krosnyse. Tai buvo langas į praeitį, kurio niekas nesitikėjo. Šiandien Vezuvijus vis dar aktyvus. Mokslininkai stebi jo judesius, dujų išsiskyrimą ir žemės drebėjimus. Tai priminimas, kad istorija gali pasikartoti. Ne todėl, kad gamta keršija, bet todėl, kad ji veikia pagal savo dėsnius. Vezuvijaus tragedija yra viena ryškiausių pamokų, kaip trapus yra žmogaus pasaulis ir kaip svarbu suprasti jėgas, kurios slypi po mūsų kojomis. Tai ne tik istorija apie miestų žūtį. Tai istorija apie žmones, kurie gyveno, dirbo, mylėjo ir tikėjo, kad rytojus bus toks pat kaip šiandien. Jų pasaulis baigėsi per vieną dieną. Tačiau jų istorijos išliko, kad primintų mums, jog civilizacija yra stipri tik tiek, kiek stiprus yra mūsų supratimas apie gamtą. Trečia dalis. Justiniano maras ir pasaulis, kuris vos nesugriuvo. 6 mūsų eros amžiuje pasaulį užklupo pandemija,
kuri šiandien vadinama Justiniano maru. Tai buvo vienas didžiausių biologinių sukrėtimų žmonijos istorijoje. Kai kurie istorikai teigia, kad ši pandemija nusinešė tiek gyvybių, kad pakeitė visos Europos, Artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos politinę raidą. Tai buvo katastrofa, kurią žmonės suprato tik iš dalies, tačiau jos pasekmės buvo tokios gilios, kad jaučiamos iki šiol. Liga prasidėjo Egipte. Tai buvo regionas, kuris maitino Bizantijos imperiją. Grūdai iš Aleksandrijos buvo siunčiami į Konstantinopolį, imperijos sostinę. Prekybos laivai plaukė nuolat, o kartu su jais keliavo ir žiurkės. Šios žiurkės nešiojo blusas, o blusos nešiojo bakteriją, kuri šiandien vadinama Yersinė pestis. Tai ta pati bakterija, kuri vėliau sukėlė juodąją mirtį. Tačiau Justiniano maras buvo pirmasis didysis jos smūgis. Liga Konstantinopolį pasiekė 6 amžiuje. Miestas buvo milžiniškas. Čia gyveno šimtai tūkstančių žmonių. Tai buvo politinis, religinis ir ekonominis imperijos centras. Kai liga prasidėjo, niekas nesuprato, kas vyksta. Žmonės karščiavo, jų kūnai tinsta, limfmazgiai užsidega. Kai kurie mirė per kelias dienas. Kiti agonijoje gulėjo savaitėmis. Metraštininkai rašė, kad gatvės buvo pilnos kūnų, o kapai nebespėjo jų priimti. Vienas iš žymiausių šaltinių yra istorikas Prokopijus. Jis rašė, žmonės mirė taip greitai, kad nebuvo kam jų laidoti. Miestas buvo pilnas tylos ir baimės. Tai yra vienas iš nedaugelio tiesioginių liudijimų apie pandemijos siaubą. Prokopijus mini, kad kai kuriais laikotarpiais mirdavo tiek daug žmonių, kad valdžia turėjo kasti masinės kapavietes. Kai kurie kūnai buvo metami į jūrą, nes žemės tiesiog nebeužteko. Archeologiniai radiniai patvirtina šiuos pasakojimus. Kai kuriuose vietose rasti kapai, kuriuose palaidota 10 žmonių vienoje duobėje. Tai rodo, kad pandemija buvo tokia greita ir tokia intensyvi, kad tradiciniai laidojimo papročiai žlugo. Kai kurie mokslininkai teigia, kad per kelis metus mirė trečdalis visos Bizantijos imperijos gyventojų. Tai yra skaičius, kuris šiandien atrodo neįsivaizduojamas. Liga plito ne tik Bizantijoje. Ji pasiekė Italiją, Ispaniją, Šiaurės Afriką ir Artimuosius rytus. Prekybos keliai, kurie anksčiau buvo civilizacijos arterijos, tapo ligos keliais. Kai kurie miestai ištuštėjo, kai kurie regionai prarado tiek daug žmonių, kad žemės ūkis sustojo. Tai sukėlė badą, kuris dar labiau padidino mirtingumą. Justiniano maras pakeitė istoriją. Bizantijos imperija buvo silpnesnė, jos kariuomenė neteko karių, jos ekonomika susvyravo. Tai sudarė sąlygas vėlesniems užkariavimams. Kai kurie istorikai teigia, kad jei ne ši pandemija, Bizantija būtų išlikusi daug stipresnė ir galbūt net sustabdžiusi arabų ekspansiją. Tai yra vienas iš tų istorijos momentų, kai liga pakeitė politinę žemėlapio formą. Mokslininkai šiandien tyria Justiniano maro bakterijas naudodami senovinius skeletus. Dantų pulpoje išlikusios bakterijų liekanos leidžia rekonstruoti ligos genomą. Tai yra vienas iš moderniausių biologijos ir archeologijos bendradarbiavimo pavyzdžių. Tyrimai rodo, kad bakterija buvo labai panaši į tą, kuri sukėlė juodąją mirtį, tačiau jos plitimo modeliai buvo kitokie. Tai rodo, kad pandemijos istorijoje nėra vieno scenarijaus. Kiekviena jų turi savo kelią. Justiniano maras yra priminimas, kad civilizacija yra pažeidžiama ne tik nuo žemės drebėjimų ar ugnikalnių. Ji yra pažeidžiama ir nuo nematomų priešų. Liga, kurios žmonės nematė, sustabdė imperiją, kuri atrodė nenugalima. Tai buvo katastrofa, kuri parodė, kad net didžiausios valstybės gali būti parklupdytos mikroskopinės jėgos. Ši istorija yra svarbi ir šiandien. Ji primena, kad pandemijos nėra naujas reiškinys. Jos formavo pasaulį tūkstančius metų. Justiniano maras yra vienas iš ryškiausių pavyzdžių. Kaip liga gali pakeisti istorijos eigą. Tai yra pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip trapus yra mūsų pasaulis ir kaip svarbu suprasti jėgas, kurios gali jį pakeisti. 4 dalis. Mongolų invazijos ir pasaulis, kuris subyrėjo po žirgų kanopomis. 13 mūsų eros amžiuje Eurazijos žemyną užklupo jėga, kurios niekas nebuvo matęs. Mongolų imperija, vadovaujama Čingischano ir jo palikuonių, tapo didžiausia sausumos imperija žmonijos istorijoje. Tačiau jos plėtra nebuvo tik politinis įvykis. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė miestus, tautas ir civilizacijas.
Kai kurie regionai niekada neatsigavo. Kai kurie miestai dingo iš žemėlapio. Tai buvo smūgis, kuris savo mastu prilygo pandemijoms ir gamtos stichijoms. Mongolų kariuomenė buvo nepaprastai efektyvi. Ji judėjo greitai, naudojo žvalgybą, lankininkus ir psichologinį spaudimą. Miestai, kurie priešinosi, buvo sunaikinami. Tie, kurie pasidavė, dažnai buvo paliekami gyventi, tačiau jų likimas priklausė nuo valdovų malonės. Istoriniai šaltiniai mini, kad kai kurie miestai buvo nušluoti taip greitai, kad net nebuvo spėta surašyti žuvusiųjų skaičiaus. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra Chorezmo imperija. Tai buvo turtingas regionas, garsėjęs prekyba, amatais ir kultūra. Kai mongolai atvyko, Chorezmo valdovas priėmė sprendimą, kuris tapo lemtingas. Jis nužudė mongolų pasiuntinius. Tai buvo klaida, kurią mongolai laikė didžiausiu įžeidimu. Čingischanas pasiuntė kariuomenę, kuri per kelis metus sunaikino visą imperiją. Miestai, tokie kaip Urgenčas ir Buchara, buvo nusiaubti. Kai kurie šaltiniai mini, kad Urgenčas buvo taip visiškai sunaikintas, jog jo atstatymas buvo laikomas neįmanomu. Vienas iš liūdniausių epizodų yra Nišapuro tragedija. Tai buvo didelis ir kultūringas miestas Persijoje. Kai mongolai jį užėmė, jie įsakė nužudyti visus gyventojus. Istorikai rašo, kad žuvo 10 000 žmonių. Vienas metraštininkas mini, kad mongolai netgi išardė miesto sienas ir pastatus, kad neliktų nieko, kas primintų apie jo egzistavimą. Tai buvo ne tik karinė pergalė. Tai buvo civilizacijos sunaikinimas. Mongolų invazijos pasiekė ir rytų Europą. Rusijos miestai, tokie kaip Kijevas, Vladimiras ir Riazanė, buvo nusiaubti. Kijevas, kuris buvo vienas svarbiausių regiono centrų, buvo taip smarkiai sugriautas, kad jo atsigavimas užtruko kelis šimtmečius. Vienas metraštininkas rašė, mieste neliko nieko, tik pelenai ir kraujas. Tai yra vienas iš nedaugelio liudijimų, kurie išliko iš to laikotarpio. Mongolų invazijos turėjo ir netikėtų pasekmių. Kai kurie regionai, kurie pasidavė be kovos, buvo įtraukti į prekybos tinklus, kurie driekėsi nuo Kinijos iki Viduržemio jūros. Tai sukūrė vadinamąjį Pax Mongolika, taikos laikotarpį, kuris leido keliauti ir prekiauti didžiuliais atstumais. Tačiau ši taika buvo pastatyta ant miestų griuvėsių ir tautų kančių. Archeologiniai radiniai patvirtina mongolų invazijų mastą. Kai kuriuose vietose rasti sluoksniai, kuriuose matyti degėsių, pelenų ir sugriautų pastatų likučiai. Tai rodo, kad miestai buvo deginami sistemingai. Kai kur rasti masiniai kapai, kuriuose palaidota šimtai žmonių. Tai liudija apie žiaurumą, kuris lydėjo mongolų žygius. Mongolų invazijos pakeitė politinį žemėlapį. Jos susilpnino Persiją, sunaikino Chorezmą, pakeitė Rusijos raidą ir atvėrė kelią naujoms valstybėms. Tai buvo katastrofa, kuri nebuvo gamtinė, bet savo mastu prilygo stichijoms. Tai buvo jėga, kuri parodė, kad civilizacija gali būti sunaikinta ne tik ugnikalnių ar pandemijų, bet ir žmonių rankomis. Ši istorija yra svarbi, nes ji primena, kad karai gali būti tokie pat pražūtingi kaip gamtos jėgos. Mongolų invazijos buvo vienas iš tų momentų, kai pasaulis pasikeitė negrįžtamai. Tai buvo katastrofa, kuri paliko gilų pėdsaką istorijoje ir parodė, kaip trapus yra žmogaus sukurtas pasaulis. 5 dalis. Juodoji mirtis ir pasaulis, kuris sustojo. 14 mūsų eros amžiuje Europą, Aziją ir Šiaurės Afriką užklupo pandemija, kuri šiandien vadinama juodąja mirtimi. Tai buvo viena didžiausių biologinių katastrofų žmonijos istorijoje. Kai kurie mokslininkai teigia, kad per kelis metus mirė tiek žmonių, kiek šiandien gyvena didžiausiose pasaulio valstybėse. Tai buvo smūgis, kuris pakeitė ekonomiką, religiją, kultūrą ir net socialinę struktūrą. Tai buvo katastrofa, kurią žmonės prisimena iki šiol. Liga prasidėjo Centrinėje Azijoje. Tai buvo regionas, kuriame gyveno klajoklių gentys, prekiautojai ir keliautojai. Prekybos keliai, tokie kaip Šilko kelias, jungė Kiniją, Persiją, Indiją ir Europą. Tai buvo civilizacijos arterijos, tačiau jos tapo ir ligos keliais. Bakterija, kuri šiandien vadinama Yersinė pestis, keliavo kartu su žiurkėmis ir blusomis. Ji plito greitai, nes žmonės judėjo, prekiavo ir gyveno tankiai. Liga Europą pasiekė 14 amžiuje. Pirmieji atvejai buvo užfiksuoti Sicilijoje. Prekybos laivai atplaukė į Mesinos uostą,
o kartu su jais atvyko ir liga. Metraštininkai rašė, kad laivuose buvo mirusių jūreivių, o gyvieji buvo agonijoje. Miestas bandė uždaryti uostą, tačiau buvo per vėlų. Liga jau buvo išplitusi. Juodoji mirtis plito keliais būdais. Pirmiausia per blusas, kurios įkando žmonėms. Tai sukeldavo buboninę maro formą. Limfas geitinsta, kūnas karščiuoja. Žmogus miršta per kelias dienas. Kita forma buvo pneumoninė. Ji plito per orą. Tai buvo dar pavojingiau. Žmogus galėjo užkrėsti kitus vien tik kvėpuodamas. Trečia forma buvo septiceminė. Ji buvo beveik visada mirtina. Tai buvo liga, kuri neturėjo gailesčio. Istoriniai šaltiniai mini, kad kai kuriuose vietose mirė daugiau nei pusė gyventojų. Vienas iš žymiausių liudijimų yra italų rašytojas Bokačas. Jis rašė, žmonės griuvo gatvėse. Niekas nebedrįso liesti mirusiųjų. Tėvai paliko vaikus, vyrai paliko žmonas. Tai yra vienas iš skaudžiausių pandemijos aprašymų. Bokačas matė, kaip žlunga visuomenė, kuri dar vakar buvo gyva ir klestinti. Archeologiniai radiniai patvirtina šiuos pasakojimus. Kai kuriuose Europos vietose rasti masiniai kapai, kuriuose palaidota šimtai žmonių. Tai rodo, kad tradiciniai laidojimo papročiai žlugo. Žmonės nebespėjo laidoti mirusiųjų. Kai kur kūnai buvo metami į duobes be apeigų. Tai buvo laikotarpis, kai mirtis tapo kasdienybę. Juodoji mirtis pakeitė ekonomiką. Darbo jėgos sumažėjo. Tai reiškia, kad valstiečiai tapo vertingesni. Kai kuriuose vietose jie gavo daugiau teisių, nes žemvaldžiai nebegalėjo jų kontroliuoti taip griežtai. Tai buvo vienas iš veiksnių, kurie prisidėjo prie baudžiavos žlugimo vakarų Europoje. Tai buvo socialinė revoliucija, kurią sukėlė liga. Religija taip pat pasikeitė. Kai kurie žmonės tikėjo, kad pandemija yra dieviška bausmė. Kiti kaltino mažumas, ypač žydus. Tai sukėlė pogromus ir smurtą. Tai buvo vienas iš tamsiausių Europos istorijos epizodų. Tačiau buvo ir kitų reakcijų. Kai kurie žmonės pradėjo abejoti tradicinėmis religijos formomis. Tai buvo vienas iš veiksnių, kurie vėliau prisidėjo prie Renesanso ir Reformacijos. Mokslininkai šiandien tiria juodosios mirties bakterijas naudodami senovinius skeletus. Dantų pulpoje išlikusios bakterijų liekanos leidžia rekonstruoti ligos genomą. Tai yra vienas iš moderniausių biologijos ir archeologijos bendradarbiavimo pavyzdžių. Tyrimai rodo, kad bakterija buvo labai agresyvi. Tai paaiškina, kodėl mirtingumas buvo toks didelis. Juodoji mirtis yra priminimas, kad pandemijos gali pakeisti pasaulį. Tai buvo katastrofa, kuri sustabdė miestus, sunaikino kaimus ir pakeitė civilizacijos kryptį. Tai buvo liga, kuri parodė, kaip trapus yra žmogaus pasaulis ir kaip greitai jis gali sugriūti. Tačiau tai buvo ir pradžia naujo laikotarpio. Po pandemijos Europa pasikeitė. Ji tapo kitokia, ji tapo modernesnė, atviresnė ir labiau pasirengusi ateities iššūkiams. Juodoji mirtis yra viena iš tų istorijų, kurios primena, kad net didžiausios tragedijos gali tapti lūžio taškais. Tai yra pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip istorija gali pasikeisti per kelis metus ir kaip svarbu suprasti jėgas, kurios formuoja mūsų pasaulį. Šešta dalis. Didysis Londono gaisras ir miestas, kuris sudegė per kelias dienas. 17 mūsų eros amžiuje Londonas buvo vienas didžiausių Europos miestų. Jame gyveno šimtai tūkstančių žmonių. Tai buvo miestas, kuriame glaudžiai susipynė prekyba, amatai, politika ir kultūra. Tačiau tai buvo ir miestas, pastatytas iš medžio. Siauros gatvės, mediniai namai, šiaudiniai stogai ir nuolatinis dūmų kvapas kūrė aplinką, kuri buvo graži, bet pavojinga. Viena kibirkštis galėjo tapti katastrofa. Ir taip nutiko. Gaisras prasidėjo ankstyvą rugsėjo dieną. Tai buvo naktis, kai dauguma žmonių miegojo. Pirmieji dūmai pasirodė iš kepyklos Pudding Lane. Kepėjas bandė užgesinti ugnį, tačiau ji išplito greičiau, nei kas nors galėjo įsivaizduoti. Vėjas buvo stiprus. Jis nešė kibirkštis nuo vieno namo prie kito. Per kelias valandas ugnis apėmė visą kvartalą. Per kelias dienas ji sunaikino didžiąją dalį miesto. Istoriniai šaltiniai mini, kad žmonės bėgo iš namų su tuo, ką spėjo pasiimti. Kai kurie nešė lovas, kiti indus, treti bandė gelbėti gyvulius. Tačiau dauguma suprato, kad gelbėti nėra ko. Ugnis buvo tokia stipri, kad lydė metalą. Kai kurie liudininkai rašė, kad gatvėmis tekėjo išsilydžiusio švino upeliai.
Tai rodo, kokia buvo temperatūra. Tai nebuvo paprastas gaisras. Tai buvo ugnies audra. Vienas iš žymiausių liudininkų buvo Samuelis Pipsas. Jis rašė dienoraštį, kuris šiandien yra vienas svarbiausių šaltinių apie gaisrą. Jis rašė, mačiau ugnį, kuri kilo aukščiau už bažnyčių bokštus. Miestas degė kaip krosnis. Tai yra vienas iš ryškiausių aprašymų, kuris leidžia suprasti, kokia buvo katastrofos jėga. Gaisras tęsėsi kelias dienas. Jis sunaikino tūkstančius namų, šimtus bažnyčių, parduotuvių ir sandėlių. Didžioji dalis viduramžių Londono tiesiog išnyko. Kai kurie žmonės bandė gesinti ugnį, tačiau jų pastangos buvo bevaisės. Vandens buvo per mažai, o ugnis per stipri. Kai kur buvo griaunami pastatai, kad būtų sukurti barjerai, tačiau net tai nepadėjo. Ugnis peršoko per griuvėsius ir tęsė savo kelią. Archeologiniai radiniai rodo, kad gaisras buvo toks karštas, kad kai kuriuose vietose žemė buvo išdegusi iki kelių metrų gylio. Rasti sudegusių medinių sijų likučiai, įsilidę metaliniai įrankiai ir keramikos šukės, kurios suskeldėjo nuo karščio. Tai rodo, kad temperatūra buvo tokia aukšta, jog net akmuo kartais trūkinėjo. Gaisras sunaikino didžiąją dalį miesto, tačiau jis turėjo ir netikėtų pasekmių. Viena iš jų buvo tai, kad jis sustabdė marą. Prieš gaisrą Londoną siaubė liga, kuri nusinešė tūkstančius gyvybių. Žiurkės ir blusos, kurios nešiojo bakterijas, gyveno senuose, purvinuose namuose. Kai šie namai sudegė ir ligos židiniai. Tai buvo vienas iš retų atvejų, kai katastrofa sustabdė kitą katastrofą. Po gaisro Londonas buvo atstatytas. Tačiau jis buvo atstatytas kitaip. Nauji pastatai buvo statomi iš plytų ir akmens. Gatvės buvo platesnės. Buvo sukurti nauji priešgaisriniai įstatymai. Tai buvo modernizacijos pradžia. Miestas tapo saugesnis, švaresnis ir tvarkingesnis. Tai buvo vienas iš tų momentų, kai tragedija tapo pokyčių katalizatoriumi. Didysis Londono gaisras yra priminimas, kad miestai yra trapūs. Jie gali klestėti šimtmečius, tačiau viena kibirkštis gali viską pakeisti. Tai yra istorija apie miestą, kuris sudegė, bet atgimė. Tai yra istorija apie žmones, kurie prarado viską, bet sugebėjo pradėti iš naujo. Tai yra pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip katastrofos gali tapti naujos pradžios pagrindu. 7 dalis. Lisabonos žemės drebėjimas ir Europa, kuri prarado tikėjimą. 18 mūsų eros amžiuje Lisabona buvo vienas didžiausių ir turtingiausių Europos miestų. Tai buvo Portugalijos imperijos širdis. Miestas klestėjo iš prekybos, kolonijų ir jūrinių ekspedicijų. Jo uostas buvo vienas judriausių pasaulyje. Tačiau 1 lapkričio dieną, kai žmonės rinkosi į bažnyčias visų šventųjų mišiose, žemė pradėjo drebėti. Tai buvo akimirka, kuri pakeitė ne tik miestą, bet ir visos Europos mąstymą. Žemės drebėjimas prasidėjo ryte. Liudininkai rašė, kad iš pradžių pasigirdo duslus griausmas, tarsi žemė būtų plyšusi. Po to sekė smūgiai, kurie griovė pastatus. Kai kurie šaltiniai mini, kad drebėjimas truko kelias minutes. Tai yra labai ilgas laikas, kai žemė juda po kojomis. Per šias minutes sugriuvo tūkstančiai namų, bažnyčių ir rūmų. Miestas, kuris buvo pastatytas iš akmens ir marmuro, virto griuvėsių jūra. Vienas iš žymiausių liudijimų mini, kad žmonės bėgo į aikštes, manydami, kad ten bus saugiau. Tačiau tai buvo tik pirmoji tragedijos dalis. Po kelių minučių įvyko tai, ko niekas nesitikėjo. Iš jūros pakilo milžiniškos bangos. Tai buvo tsunamis, kurį sukėlė žemės drebėjimas. Bangos užliejo uostą, gatves ir aikštes. Laivai buvo išmesti į krantą. Žmonės, kurie bandė bėgti nuo griūvančių pastatų, buvo nuplauti į jūrą. Trečioji tragedijos dalis buvo gaisrai. Drebėjimas sugriovė namus, o išvetusios žvakės ir židiniai sukėlė ugnį. Mieste kilo dešimtys gaisrų, kurie susijungė į vieną milžinišką ugnies audrą. Liudininkai rašė, kad ugnis degė kelias dienas. Kai kuriuose vietose temperatūra buvo tokia aukšta, kad lydėsi metalas. Tai buvo katastrofa, kuri sunaikino didžiąją dalį miesto. Istoriniai šaltiniai mini, kad žuvo dešimtys tūkstančių žmonių. Kai kurie mokslininkai teigia, kad aukų galėjo būti net daugiau. Tai buvo vienas didžiausių žemės drebėjimų Europos istorijoje. Jo poveikis buvo toks didelis, kad apie jį rašė ne tik Portugalijos, bet ir Prancūzijos,
Anglijos, Vokietijos ir Italijos intelektualai. Tai buvo katastrofa, kuri sukrėtė visą žemyną. Vienas iš žymiausių mąstytojų, kuris reagavo į šią tragediją, buvo Volteras. Jis rašė, ar galima tikėti, kad tokia nelaimė yra dieviškas planas. Tai buvo klausimas, kuris skambėjo visoje Europoje. Lisabonos žemės drebėjimas tapo filosofiniu lūžio tašku. Jis paskatino žmones abejoti tradicinėmis religijos interpretacijomis. Tai buvo vienas iš veiksnių, kurie prisidėjo prie apšvietos epochos. Archeologiniai radiniai rodo, kad žemės drebėjimas buvo toks stiprus, jog kai kuriuose vietose žemė įtrūko keliais metrais. Rasti pastatų pamatai, kurie buvo pasislinkę į šoną. Tai rodo, kad žemės judėjimas buvo ne tik vertikalus, bet ir horizontalus. Tai yra vienas iš požymių, kad drebėjimas buvo labai galingas. Lisabona buvo atstatyta. Tai buvo vienas didžiausių urbanistinių projektų Europoje. Miestas buvo suplanuotas iš naujo. Gatvės tapo platesnės, pastatai tvirtesni. Buvo sukurti nauji statybos standartai. Tai buvo modernizacijos pradžia. Tačiau net ir šiandien Lisabonoje galima pamatyti vietų, kurios primena apie tragediją. Tai yra miestas, kuris atgimė iš pelenų, bet nepamiršo savo istorijos. Lisabonos žemės drebėjimas yra priminimas, kad gamta gali pakeisti civilizaciją per kelias minutes. Tai yra istorija apie miestą, kuris žlugo, bet atgimė. Tai yra istorija apie žmones, kurie prarado viską, bet sugebėjo pradėti iš naujo. Tai yra pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip trapus yra mūsų pasaulis ir kaip svarbu suprasti jėgas, kurios slypi po mūsų kojomis. 8 dalis. Tamboros įsiveržimas ir metai be vasaros. 19 mūsų eros amžiuje pasaulis patyrė vieną didžiausių vulkaninių įsiveržimų per visą žmonijos istoriją. Tai buvo Tamboros ugnikalnio įsiveržimas Indonezijoje. Jo galia buvo tokia didelė, kad pakeitė pasaulio klimatą, sukėlė badą, ligas ir socialinius neramumus. Tai buvo katastrofa, kurią žmonės pajuto net už 1000 kilometrų. Tai buvo metai, kai vasara neatėjo. Tambora buvo laikoma miegančiu ugnikalniu. Vietiniai gyventojai žinojo, kad kalnas gali būti pavojingas, tačiau niekas nesitikėjo, kas įvyks. Įsiveržimas prasidėjo 18 amžiuje. Tačiau tik 19 amžiuje jis pasiekė savo kulminaciją. Pirmieji požymiai buvo dundėjimai, kurie girdėjosi už 100 kilometrų. Kai kurie liudininkai rašė, kad garsas priminė patrankų salvę. Tačiau tai buvo tik pradžia. Didysis įsiveržimas įvyko pavasarį. Tai buvo sprogimas, kurio galia prilygo 1000 atominių bombų. Pelenų stulpas pakilo į atmosferą taip aukštai, kad pasiekė stratosferą. Tai yra sluoksnis, kuriame vėjai paskirsto daleles po visą planetą. Tai reiškia, kad Tamboros pelenai pasiekė Europą, Ameriką ir net Arktį. Tai buvo globali katastrofa. Liudininkai rašė, kad dangus tamsėjo vidury dienos. Pelenai krito kaip sniegas. Kai kuriuose vietose jie buvo tokie tankus, kad uždengė saulę kelioms dienoms. Tai buvo tamsa, kuri priminė naktį. Žmonės negalėjo kvėpuoti. Gyvūnai žuvo, augalai džiuvo. Tai buvo pasaulis, kuris staiga tapo svetimas. Tačiau tikroji katastrofa prasidėjo po įsiveržimo. Pelenai, kurie pakilo į stratosferą, atspindėjo saulės šviesą. Tai sukėlė globalų atvėsimą. Kitais metais pasaulis patyrė tai, kas šiandien vadinama metais be vasaros. Europoje ir Šiaurės Amerikoje snigo birželį. Liepą buvo šalnos, rugpjūtį užšalo ežerai. Tai buvo klimato anomalija, kuri sunaikino derlių. Istoriniai šaltiniai mini, kad žmonės badavo. Kai kuriuose vietose duona pabrango tiek, kad tapo prabangos prekiai. Gyvuliai žuvo, nes nebuvo pašaro. Tai sukėlė socialinius neramumus. Kai kur kilo riaušės. Tai buvo laikotarpis, kai žmonės suprato, kad klimatas gali būti ne tik dosnus, bet ir negailestingas. Vienas iš įdomiausių epizodų yra tas, kad Tamboros įsiveržimas turėjo įtakos kultūrai. Šveicarijoje, kur vasara buvo šalta ir lietinga, grupė rašytojų susirinko prie Ženevos ežero. Jie negalėjo išeiti į lauką, todėl rašė istorijas. Viena iš jų buvo apie mokslininką, kuris sukūrė gyvą būtybę. Tai buvo Frankensteinas. Kita istorija buvo apie vampyrą. Tai buvo pradžia žanro, kuris vėliau tapo pasauliniu reiškiniu. Tai rodo, kad net katastrofos gali įkvėpti kūrybą. Archeologiniai ir geologiniai tyrimai rodo,
kad Tamboros įsiveržimas buvo vienas didžiausių per kelis tūkstančius metų. Jo galia buvo tokia didelė, kad kalnas sumažėjo keliais šimtais metrų. Tai yra retas atvejis, kai ugnikalnis tiesioginė prasme susprogsta. Pelenų sluoksniai, rasti visame pasaulyje, patvirtina, kad įsiveržimas turėjo globalų poveikį. Tamboros įsiveržimas yra priminimas, kad klimatas yra trapus. Vienas ugnikalnis gali pakeisti pasaulio temperatūrą. Vienas sprogimas gali sukelti badą, ligas ir socialinius neramumus. Tai yra istorija, kuri parodo, kaip glaudžiai susiję yra gamtos reiškiniai ir žmonių gyvenimai. Metai be vasaros buvo laikotarpis, kai žmonės suprato, kad gamta gali būti nenuspėjama. Tai buvo pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip svarbu suprasti klimato pokyčius ir jų priežastis. Tambora buvo ne tik ugnikalnis. Tai buvo jėga, kuri pakeitė pasaulį. 9 dalis. 19 metų gripo pandemija ir pasaulis, kuris įsekęs iš karo pateko į dar didesnę audrą. 19 metų gripo pandemija, dažnai vadinama ispaniškojų gripu, yra viena didžiausių biologinių katastrofų žmonijos istorijoje. Tai buvo liga, kuri nusinešė dešimtis milijonų gyvybių. Tai buvo pandemija, kuri plito greičiau nei bet kuri iki tol žinoma liga. Tai buvo katastrofa, kuri užklupo pasaulį tuo metu, kai jis jau buvo įsekęs nuo Pirmojo pasaulinio karo. Tai buvo smūgis, kuris pakeitė istoriją. Liga prasidėjo ne Ispanijoje. Tai yra vienas didžiausių istorinių nesusipratimų. Ispanija tiesiog buvo viena iš nedaugelio šalių, kuri karo metu neturėjo cenzūros. Todėl jos laikraščiai pirmieji pranešė apie ligą. Tačiau tikroji pandemijos kilmė iki šiol nėra visiškai aiški. Kai kurie mokslininkai teigia, kad ji prasidėjo Jungtinėse valstijose, Kanzaso valstijoje, kariniame Fort Reillyje. Kiti mano, kad ji kilo Kinijoje. Treti mini Prancūzijos fronto ligoninės. Tačiau visi sutarė dėl vieno. Liga plito nepaprastai greitai. Pirmieji simptomai buvo panašūs į įprastą gripą. Karščiavimas, kosulys, silpnumas. Tačiau ši liga buvo kitokia. Jis smogė jauniems ir sveikiems žmonėms. Tai buvo neįprasta, nes dauguma gripo virusų pavojingiausi vaikams ir senjorams. 19 metų gripas žudė 20-mečius ir 30-mečius. Tai buvo karta, kuri ką tik grįžo iš fronto. Tai buvo karta, kuri turėjo atstatyti pasaulį. Tačiau ji pati tapo pandemijos auka. Istoriniai šaltiniai mini, kad kai kuriuose vietose žmonės mirdavo per kelias valandas nuo simptomų pradžios. Plaučiai prisipildydavo skysčių, oda mėlynuodavo. Kai kurie gydytojai rašė, kad pacientai atrodė taip, lyg būtų paskendę savo kūne. Vienas gydytojas iš JAV rašė, žmonės krisdavo gatvėse. Mes neturėjome nei vaistų, nei žinių, tik bejėgiškumą. Pandemija plito kartu su kariuomenės judėjimu. Kariai keliavo iš vieno fronto į kitą, iš vienos šalies į kitą. Tai buvo idealios sąlygos virusui. Per kelis mėnesius liga pasiekė Europą, Aziją, Afriką ir Ameriką. Tai buvo globali pandemija, kuri plito greičiau nei bet kuri iki tol žinoma liga. Archeologiniai ir medicininiai tyrimai rodo, kad virusas buvo nepaprastai agresyvus. Jo genetinė struktūra leido jam greitai daugintis ir sukelti stiprią imuninę reakciją. Tai reiškia, kad jauni žmonės, turintys stiprią imuninę sistemą, buvo labiau pažeidžiami, jų organizmas reaguodavo per stipriai. Tai sukeldavo vadinamąją citokinų audrą. Tai buvo reakcija, kuri žudė greičiau nei pati infekcija. Pandemija turėjo kelias bangas. Pirmoji buvo palyginti švelni, tačiau antroji, kuri prasidėjo rudenį, buvo pražūtinga. Tai buvo banga, kuri nusinešė daugiausia gyvybių. Kai kuriuose vietose mirė trečdalis gyventojų. Kai kurie miestai buvo taip ištuštėję, kad gatvėse nebuvo kam rinkti kūnų. Tai buvo laikotarpis, kai mirtis tapo kasdienybė. Vienas iš skaudžiausių epizodų yra tas, kad pandemija palietė ir atokiausias pasaulio vietas. Ji pasiekė Aliaskos inuitų kaimus. Kai kuriuose bendruomenėse mirė visi gyventojai. Tai buvo tragedija, kuri sunaikino kultūras, kurios gyvavo tūkstančius metų. Tai rodo, kad pandemija buvo ne tik medicininė, bet ir kultūrinė katastrofa. Pandemija pakeitė mediciną. Ji parodė, kad pasaulis nėra pasirengęs globalioms ligoms. Tai paskatino kurti naujas sveikatos sistemas, naujas ligonines, naujus tyrimų centrus. Tai buvo pradžia modernios epidemiologijos.
Tai buvo pamoka, kurią žmonija prisiminė, kai susidūrė su vėlesnėmis pandemijomis. 19 metų gripo pandemija yra priminimas, kad nematomos jėgos gali būti tokios pat pavojingos kaip karai ar gamtos stichijos. Tai yra istorija apie pasaulį, kuris buvo įsekęs, bet turėjo susidurti su dar didesniu iššūkiu. Tai yra istorija apie žmones, kurie kovojo, kentėjo ir išgyveno. Tai yra pamoka, kurią verta prisiminti, nes ji parodo, kaip trapus yra mūsų pasaulis ir kaip svarbu suprasti jėgas, kurios gali jį pakeisti. 10 dalis. Antrojo pasaulinio karo katastrofos ir pasaulis, kuris stovėjo ant bedugnės krašto. Antrojo pasaulinio karo tragedija yra viena didžiausių žmonijos istorijoje. Tai buvo konfliktas, kuris apėmė visus žemynus, sunaikino miestus, tautas ir kultūras. Tai buvo katastrofa, kuri nebuvo gamtinė, tačiau savo mastu prilygo didžiausioms stichijoms. Tai buvo laikotarpis, kai technologijos, mokslas ir politika susijungė į jėgą, kuri galėjo sunaikinti pasaulį. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė istorijos eigą. Karo pradžia buvo politinė, tačiau jo pasekmės buvo globalios. Miestai, tokie kaip Varšuva, Stalingradas, Dresdenas ir Tokijas, buvo paversti griuvėsiais. Kai kurie iš jų buvo bombarduojami dieną ir naktį. Istoriniai šaltiniai mini, kad Dresdeno ugnies audra buvo tokia stipri, jog žmonės buvo tiesiog įsiurbti į liepsnas. Tai buvo reiškinys, kai karštis sukuria milžinišką oro srautą, kuris traukia viską į savo centrą. Tai buvo katastrofa, kurią sukūrė žmogus, bet kuri elgėsi kaip gamtos stichija. Stalingrado mūšis buvo vienas kruviniausių istorijoje. Miestas buvo sugriautas iki pamatų. Kova vyko dėl kiekvieno pastato, kiekvieno kambario, kiekvieno laiptelio. Vienas liudininkas rašė, mes kovojome griuvėsiuose, kurie vakar buvo namai. Tai buvo mūšis, kuris nusinešė 100 000 gyvybių. Tai buvo lūžio taškas, kuris pakeitė karo eigą. Holokaustas buvo viena didžiausių moralinių katastrofų žmonijos istorijoje. Tai buvo sistemingas žmonių naikinimas. Tai buvo tragedija, kuri palietė milijonus. Tai buvo katastrofa, kuri parodė, kaip ideologija gali tapti ginklu. Tai buvo žaizda, kuri iki šiol skauda. Tai yra istorija, kurią būtina prisiminti, nes ji parodo, kaip toli gali nueiti neapykanta. Karo pabaigoje pasaulis pamatė dar vieną tragediją. Tai buvo branduoliniai sprogimai Hirošimoje ir Nagasakyje. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai mokslas buvo panaudotas tokiu mastu. Sprogimai sunaikino miestus per kelias sekundes. Liudininkai rašė, kad dangus nušvito taip ryškiai, jog atrodė, kad užsidegė saulė. Tai buvo jėga, kuri pakeitė pasaulį. Tai buvo akimirka, kai žmonija suprato, kad gali sunaikinti pati save. Archeologiniai ir istoriniai tyrimai rodo, kad karo pabaigoje kai kurie miestai buvo taip visiškai sunaikinti, jog jų atstatymas užtruko dešimtmečius. Kai kuriuose vietose žemė buvo užteršta, pastatai sugriuvę, o žmonės įsibarstę. Tai buvo katastrofa, kuri paliko gilų pėdsaką ne tik žemėlapiuose, bet ir žmonių atmintyje. Antrojo pasaulinio karo katastrofos pakeitė politiką. Jos paskatino kurti tarptautinės organizacijas, kurios turėjo užkirsti kelią naujam karui. Tai buvo Jungtinių tautų pradžia. Tai buvo naujos pasaulio tvarkos pradžia. Tai buvo bandymas sukurti sistemą, kuri apsaugotų žmoniją nuo savęs pačios. Karo pabaigoje pasaulis buvo pavargęs, sužeistas ir įsekęs. Tačiau jis buvo ir pasikeitęs. Tai buvo laikotarpis, kai žmonės suprato, kad technologijos gali būti ir ginklas. Ir išsigelbėjimas. Tai buvo laikotarpis, kai žmonės suprato, kad taika nėra duotybė. Ji yra pasirinkimas. Antrojo pasaulinio karo katastrofos yra priminimas, kad civilizacija yra trapus kūrinys. Ji gali klestėti šimtmečius, tačiau viena ideologija, vienas konfliktas, viena klaida gali viską pakeisti. Tai yra istorija, kurią būtina prisiminti. Tai yra pamoka, kuri parodo, kaip svarbu saugoti taiką, suprasti istoriją ir gerbti žmogaus gyvybę. Tai yra paskutinė mūsų ciklo dalis. Tai yra istorija apie pasaulį, kuris stovėjo ant bedugnės krašto, bet sugebėjo išlikti. Tai yra istorija, kuri primena, kad net didžiausios tragedijos gali tapti pradžia naujam pasauliui. Per šias 10 istorijų matėme, kaip trapus yra mūsų pasaulis. Miestai, kurie atrodė amžini, žlugo per kelias minutes.
Imperijos, kurios valdė žemynus, sugriuvo nuo ligų, karų ir gamtos jėgų. Žmonės, kurie tikėjo rytdieną, susidūrė su akimirka, kuri viską pakeitė. Tai nėra tik praeities pasakojimai. Tai yra priminimai, kad civilizacija nėra savaime suprantama. Ji yra pažeidžiama, jautri ir priklausoma nuo mūsų gebėjimo suprasti pasaulį, kuriame gyvename. Tačiau kartu tai yra istorijos apie išlikimą. Apie miestus, kurie buvo atstatyti. Apie žmones, kurie nepaisant visko tęsė gyvenimą. Apie mokslą, kuris iš tragedijų išmoko kurti saugesnį pasaulį. Kiekviena katastrofa paliko randą, bet kartu paliko ir pamoką. Ir šiandien, žvelgdami į praeitį, galime geriau suprasti ateitį. Ačiū, kad buvai kartu šiame pasakojime. Jei tau patiko ši kelionė per istorijos gelmes, palaikyk kanalą, parašyk komentarą, pasidalink su tais, kuriems tai gali būti įdomu, ir prenumeruok, kad nepraleistum kitų dokumentinių ciklų. Tavo palaikymas leidžia kurti dar daugiau turinio, kuris įkvepia, moko ir praplečia akiratį.